Labas rytas, labą dieną. Priklausomo, kur randatas? Kurioje laiko zonoje. Pas manis Tai labas darytas. rytas. Mums darytas yra. Nesuraitytas. Tai ką mes veikiam? Pasirūpinom mašinos sveikatėlę. Užpylėm kuro. Pripitėm padangas. Pasiėmėm kavytę savo. Ir varom pakeliaut po Lietuvą. Jau. Bandysim pakeliauti po Lietuvą. Tai bandysim, pažiūrėsim, kaip mums seksis. Prisikrovėm pilną bagažinę daiktų. Visas galas užkrautas, Toks palapinėm. jausmas, jog išvažiuojam, jog išsikraustom. Jau kaimynai vieni sako, o, ką tik atsikraustė, jau išsikraustom. Nu, ne, mes tiesiog keliom dienom susirašėm po Lietuvą pavažinėti. Jo, viskas tik dėl to, kad susiruošėm keliauti palapinėm. Taip. Ir kadangi naktį šaltas, tai labai daug visokių patalų, kaldrų ir panašiai. Da. Pažiūrėsim, kaip mums seksis. Ar negrįšim rytoj? Jo, mano spėjimas buvo, kad grįšim rytoj. Aš sakau penktadienį. Ir man tas sako, kad penktadienį. Tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Pirma statelė, neaišku, nes varom... Aukštaitija. Nu jo, pasirinkom kryptį Aukštaitiją, o kaip bus, tai bus matyti. Kaip Dievas duos. Okay, let's go. Let's go. Dabar esam Ščiūro rago pažintinėme take Labanoro regioniniam parke tarp Baltojo ir Juodojo Lakajų ežero. Takas 8 kilometrai, eina ratu. Ką tik pradėjom, pažiūrėsim, kaip seksis. Nu ką, grįžom iš pažintinio tako, Ščiūro. Man tai labai patiko, o tau nelabai. Tasme, patiko, bet, nu, kaip vienetinis kartas. Nežinau, po kiek metų čia benorėčiau sugrįžti. Jo, šiaip Tai nieko įspūdingo, fainiai apeiti, bet yra Lietuvoje ir ko gražesnių vietų, čia mano nuomonė. yra ir tokių nelabai praeinamų vietų, nes turbūt irgi čia labai daug lijo, tai tiesiog apsemta vandens, yra keliukai. Ir apaugę iš tikrųjų ten žmonės. Ir apaugę, kai kurie keliukai net nelabai praeinami. Matosi šiaip, kad šitas takas nėra toks labai prižiūrimas. Jo. Bet iš esmės visai patiko. Man tai tiesą sakant labai patiko. Aš gal net ir kartočiau. Šitas ratas eina, takas eina ratu. Tai vaizdai nuolatos keičiasi, nors šiaip viena pusė man labiau patiko žymiai.
už kitą. Tai va, bet kokiu atveju aš sudėsiu nuorodas ir lankytinas vietas ir aprašymus į savo substaką. Tai ten bus galima rasti detalesnę info. Varom toliau. Jo, ir takas beje nemokamas, kaip ir dauguma pažintinių takų. Varom toliau. Vietinė kavinė. Esam Palūšiai. Parodyk savo. Kur mes esam? Palūškėse. Palūšiai. Palūškė. Mes esam Palūšiai. Palūškė kaimelė. Aš paskutinį kartą čia buvau, kai dar vyko Galapagų festas. Tai jau čia senokai. Tau? Man čia pirmas kartas, taip. Gražu? Labai geriau negu tikėjausi. Labai gražu. Sveiki, šiandien antra kelionės diena. Sveiki. Update'as, kaip mums sekasi. Nu, kaip sekasi? Nu, kaip sekasi. Buvo įsitikinta, kad palapinės ne man. Nu, labai šalta buvo, tai ir šiaip nepatogu, tai kelionės palapinėm baigėsi ties šiandien. Tai va, ir man tas gal nusiteikęs kiek optimistiškiau. Nu, man nebuvo taip šalta. Jo. Taip, dar galėčiau vieną dieną palapinį. Ne, aš tai nelabai, tai užsibukinom šiandien nakvynę viešbutukę, bet pasiruoš pakeliau dar. Na, pasiruoš. Eisim dabar į žygį. 14 kilometrų. Žiūrėsim, kai seksis. Čia aplink Palūšę. Daug gražių vietų, labai graži bažnyčia iš tikrųjų, labai sena jinai, medinė, viskas iš medienos joje yra. Kaip pastatyta buvo ir nesudegus nei karto. Nes pasirodo, Lietuvoje daug degė medinių bažnyčių, o šita išsaugojo savo. Ir jos atvaizdas buvo ant lito, lietuviško 1 lito. Taigi tokia įdomesnė istorija, kaip klebonas ją pastatė iš aplinkinių medžių, kurie supo tą vietovę, tiesiog jis juos iškirto ir iš jų pastatė bažnyčią. O tuo metu čia nebuvo dar nieko, sako. Pavieniai gyventojai ten ir ten, bet čia nieko nebuvo, tiesiog jis paveldėjo turtą ir klebonas tiesiog pastatė bažnyčią vidury ant kalvos, aišku, labai gražiai vietoj pastatė. Dabar aišku, dėl ko jinai čia stovi, o ne kitur, nes čia tai atsiveria labai gražus vaizdai ir vakare, ir dieną. Tai jo, labai gražu. Ir šiandien dar daugiau, man atrodo, visko sužinosim apie apylinkes. Taip. Daug žygių čia yra. Ir su dviračiais, ir peškom, ir trumpesnių, ir ilgesnių. Tai taip jau nuoširdžiai čia aplankyti ir pamatyti, kokių 2 dienų minimum reikia. Tikrai, minimum 2 dienų. Jo. Tai va, šiandien išbandysim. Jo. See you soon.
Nu ką, pradėjome žygį. 14 km. Turime 2,5 km tokiu vat mišku, kuriuo einame. Šiaip ramu, bet galima ir su mašina pravažiuoti, su dviračiu, tad nebūtinai su kažkokiu mobiliu reikia. Jeigu biškį tingi, tai galima ir čia nukirsti kelią su mašina. Na, jeigu pilna jėgų, tai va, pašau kuprinytę, vandens, užkandukų, puršalas, nežinau, nuodų, erkių. Pilna jėgų, labai stipriai pasakyta. Nu, tai va, nežinau, kodėl taip gaunasi, kad išvarom pailsėt, bet gaunasi aktyvus poilsis. Tai vakar buvo žygis 8 km, neužteko, tai šiandien varom 14. Ir kas faina, kad vėl takas eina ratu. Tai mes tiesiog pasistatėm automobilį, apsuksim visą ratą. Ir turėtume grįžti. Ir grįšim į tą pačią vietą, kur pasistatėm automobilį. Tikimės. Jo, bent jau toks planas. Tai va, vaizdais pasidalinsim. Nu ką, liko 1 kilometras ir bus įveiktas šitas 14 kilometrų žygis. 3 piliakalniai plus. Tai daug kartukų. Realiai viena tako dalis labai įspūdinga, labai gražus vaizdai. Jo, O kita vien tik tai miškas. Tai. Miškas, tai kas iš miesto atvažiuoja, gal ir nieko. Mum tai nieko ypatingo. Ypač ta pirma dalis, 4-5 kilometrai, nu,
tiesiog tokiu nepaprastu mišku. Nu, kaip ir sakė, mes kadangi į mišką kiekvieną dieną einam pasivaikščioti, tai mums nieko ten įspūdinga. Antra pusė, va, jau už po 5 kilometrų, jau įdomiau, jau vaizdų daugiau, upelių, ežerų. Išsimaudyti buvo, kai galima, tą ir padariau. Tai atgaivino iš karto. Šiaip labai pavargom, bet užskaitom. Geriau nei vakar. Jo, tikrai geriau negu vakar. Taip, tai ką, 1 kilometras iki Ginučių ir bus baigta. Trečia diena. Vos nepamiršom nufilmuoti 3 dienos vlogo, o tai galėtų reikšti tik vieną. Prasidėjo atostogos. Tuoj baigsis, bet psichologiškai matyt pradėjom atostogauti. Ja, nebegalvoti apie darbus. Taip, ir kur mes esame? Anykščiai. Anykščiai. Pirmas kartas, ne pirmas kartas, šiaip iš tikro. Ir man tai pirmas, man tai ne, o bažnyčia. Bet taip, kad patyrinėt normaliai Anykščius, tai pirmas kartas. Very excited. Nu, ponas, pasakykit kažką daugiau. Sunku, ką pasakyti dar. Mat, visai nieko tada miestelis. Nu, tai vėliau pasakysiu. Šalmos. Po tą pasakysim irgi. Okay.
Aukštaitija ir jūs mėgsta uodės, tai reikia naudot kažką nuo uodų. O, tai kad čia siūbuoja? Ja. Nebijai? Nu, į kamerą dabar žiūriu, tai kol kas ne. Sveiki. Sveiki. Taigi mes jau antrą dieną esame namuose. Kaip ir sakei, grįžom penktadienį. Išvažiavom trečiadienį, grįžom penktadienį. Penktadienį vakarą. Taip. Vėlai. Būtumėm keliavę ir toliau, bet palapiniai nesnorėjo miegot, o kadangi prasidėjo žolinių savaitgalis, viskas buvo tiesiog iššluota. Viskas. Mes kelias vietas ir apžiūrėjom kelius miestelius, iššluota viskas. Nuo Anykščių iki Druskininkų nebuvo visiškai jokių opcijų. Molėtuose, Palūšėj, Trakuose tuščia. Nerealiom kainom, Mhm. tai todėl grįžom namo. Tai per 3 dienas aplankėm Labanorą, Palūšę ir Anykščius. Ir Trakuose dar buvom. Ai, buvom dar užsukę Trakuose, jo. Trakuose buvom. Taip, tai kaip vertini mūsų kelionę? Labai gerai. Šiaip labai graži Lietuva. Tikrai daug gražių vietų, dar kiek nepamatėm. Tai labiausiai, aišku, Aukštaitijai Palūšė kol kas patiko. Tai visi regioniniai parkai. Kas dar ten buvo? Ežerai, tai iš viso ten kokio grožio. Jo, man tai irgi Palūšė labiausiai patiko. Anykščiai irgi visai nustebino, nes pasirodė, kad labai daug yra veiklų. Jo, daug veiklos. Daug veiklos ir daug yra gražių sutvarkytų takų, kur galima ir vaikščioti, ir su dviračiais važinėti, netgi su riedučiais, nes tikrai labai gera danga. Ir daug tokių takų, tai tiem, kas mėgsta poilsį gamtoje, man atrodo, Anykščiai labai patiktų. Jo, ir aktyvičiai yra, tas motas nustebino. Ir kam patinka muziejai, ypač tas traukinių muziejus. Po to su to rogutėm nusileidimas. Jo. Ten biškai palaukti reikia, palaukti valandą. Labai žmonių daug. Daug žmonių, ta prasme, jau tom pikiniam dienom, kai važiuoti, tai žinokit, reikės palaukti. Tai va, bet šiaip jo, aš irgi sakyčiau, kad pirmoje vietoje Palūšė. Na vien dėl to vaizdo. Jo, dėl vaizdų, ten labai gražu. Žygiai tie irgi, daug žygių, ta prasme, jeigu turint va kelias dienas, o kai dabar čia pasisekė dėl tų šiltų, tai mums labai pasisekė 4 šiltas dienas, nelėjo, tai gali haikinu, kai nehaikinti tos žygius eiti. Haikų Lietuvoje dėja nėra, kaip ir haikas gaunasi vis tiek žygis, bet tai ne į kalnus, o po miškus ir palaukus. Bet labai gražu ten. Jo, su dviračiais, su baidarėm, tiesiog tokios šiltos dienos buvo, tai čia tiesiog. Jo, ten vien vaizdai iš tikrųjų yra daug ko verti, nes visą laiką daugumoje matai vaizdą iš aukštai. Iš aukštai matai tuos didelius ežerus, tai tikrai labai įspūdinga. Įspūdingai. Labai gera kelionė. Taip, 10 iš 10 aš 10 iš 10. Kitą kartą pasirūpinčiau geresnę palapinę, jeigu tiem, kas norite tiesiog lauke miegoti, nes, nežinau, jo. Mes tai nenorime daugiau lauke miegoti. Aš tai norėčiau tą palapinę, man tai visai nieko. Tiesiog jau pasirūpinčiau geresnę palapinę. Čia pagal poreikius, jo, bet šiaip Lietuvoje labai gražu, mes rekomenduojam keliauti. Kempingai labai geri dušai, tualetai, viskas yra, jeigu jums reikia, aišku, susimokėti reikia, bet tai iki 30 eurų 2 žmonėm vienai nakčiai. Iki 30. Tai tikrai labai daug gerų kempingų yra, dar kiek ir neaplankytų buvo, tai yra ką veikti Lietuvoje vasarą. Keliaukit po Lietuvą.